Sveiki bičiuliai, vakar nusipirkau štai šitą radio aparatą VF12, maždaug 1968-9 metų gamybos šitas aparatas. Gan gerai buvo išlaikytas jisai. Pas tvarkingus žmonės buvo, tačiau vis tiek dulkės per keletą dešimtmečių prasisunkė ir nusėdo netgi ant skalės iš vidaus. Todėl aš šiandieną šitą aparatą buvau išėmęs iš korpuso, pravaliau, prapučiau ir labai nustebau, kad šitas aparatas nebuvo taisytas nė karto, nes nugarėlės varžtas, ant vieno nugarėlės varžto buvo plomba gamyklinė. Taigi broliukams latviams tikrai verta juos pagirti dėl gero darbo, dėl gerų aparatų VF-o. Šitas aparatas, aišku, neturi FM bangų, kuriomis dabar transliuojama muzika, žinios ir taip toliau. Tačiau jis, kaip bebūtų keista, dabar ilgosiomis bangomis transliuoja tais pačiais dažniais maždaug Lenkijos pirmą programą ir dabar, kadangi vasara, tai Lietuvos radijam transliuoja. Dabar vakaras, tai gal jau ne, bet dieną buvo atsisukęs, tai jo Lietuvos radijam transliavo, kažkada tai buvo Lenkijos pirmoji programa, mums labai aktuali, nes duodavo gerą vakarietišką muziką dažnai, tada buvo prieš 50 ir daugiau metų su ta vakarietiška muzika pas mus labai striuka, Lietuvos radijas visai beveik neduodavo tos vakarietiškos muzikos, Beatles, Sweet ar Deep Purple arba Abbos. O Lietuvos radijam duodavo kiekvieną dieną po keletą gerų tokių gabalų. Ir labai nustebau, kad reiškia per ilgasias bangas štai veikia Lenkijos pirmoji programa vėl. Buvo ta Lenkijos pirmoji programa tais dažniais nutraukusi transliaciją ir gan ilgai, gal 10 metų. Bet po to persigalvojo ir vėl ėmė transliuoti. O mūsų štai Lietuvos radijo pirmoji programa, kuri buvo transliuojama vidurinėmis bangomis 452 metrų, netransliuoja, nors vakarais štai ir dabar čia, jeigu įsijungti radiją, tai nemažai tų stočių yra. Ten iš visos rytų Europos girdisi vengrai, lenkai, čekai, slovakai, Rusijos, Ukrainos girdisi balsai, Radio Svoboda ir taip toliau. Tai va, tiek žinių apie šį radiją. Ačiū už dėmesį.